Į Lietuvą atvyko Europos komisijos narė, atsakinga už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę, jaunimą ir sportą. Politikė teigia, kad itin sudėtinga ES jaunimo situacija lemia tai, kad aukštasis mokslas ir darbo rinka vengia dirbti kartu. Mažiau bedarbių jaunuolių būtų, jeigu mokslas ir verslas pagaliau imtų bendradarbiauti. University graduates are becoming less and less able to find work. Baigusiems universitetą studentams vis sunkiau ir sunkiau rasti darbą. To priežastis, kad yra atotrūkis tarp to, ką jos moko ir to, ko reikia darbo rinkai. Mes norime paskatinti universitetus pasinaudoti Erasmus Plus programą, kad jie bendradarbiautų su kompanijomis ir kad paruoštų geresnės programas studentams. Komisarės teigimu, jaunimo nedarbą Europoje padės sumažinti ir speciali programa, įpareigojanti šalis pasirūpinti jaunais, ką tik mokyklas ar studijas baigusiais žmonėmis. Kiekviena šalis prisiema atsakomybę per 4 mėnesius po mokyklos baigimo arba po to, kai jaunas žmogus praranda darbą, pasiūlyti jam darbą, suteikti galimybę tęsti studijas arba gauti praktiką. Tai yra garantija jaunimui. Didelį dėmesį eurokomisarė skiria studentų mobilumui. Pasak jos, Europos laukia dideli iššūkiai, nes vis daugiau studentų pritraukia Kinija, Indija, Pietų Korėja. Todėl artimiausiu metu bus skiriamas itin didelis dėmesys studijų kokybės gerinimui ir studentų mobilumo ES viduje didinimui.